Mano vardas Daniel Landriев ir šiandien aš pristatysiu sporto psichologiją. Labai įdomi tema. Tai a, koks yra turinys. Tai, aišku, iš pradžių įvada, po to, kas yra sporto psichologija, kodėl svarbi tai yra sporto psichologija, psichologiniai veiksniai, darantis įtaką sportiniams rezultatams, sportininkų psichologija varžybų metu ir kovojimas su priešvaržybiniu nerimu, imtynininkų psichologija varžybų metu, psichologinės treniruotės sportininkams, komandos ir trenerio vaidmuo, kaip treneris būtent padeda sportininkams ir ne tik per varžybas, bet ir per treniruotės. Ir pridėsiu savo asmeninę patirtį ir gale viską apibendrinsiu. Tai norėčiau pradėti kokie bus temos šiame projekte. Norėčiau iš pradžių pradėti iš tokio klausimo, kas yra sporto psichologija. Tai sporto psichologija tai yra mokslas, kuris tyria, kaip psichologiniai veiksniai veikia sportininkų rezultatus, elgesį ir savijautą, ir kaip sportas daro įtaką žmogaus psichikai. Jie apima emocijų, motyvacijos, koncentracijos, streso valdymo ir kitų psichologinių aspektų tyrimą bei taikymą sportinėje veikloje. Tai sporto psichologija yra labai svarbi sportininkui, nes sportininkas turi labai susikoncentruoti. Pavyzdžiui, kai yra varžybos, jisai turi daugiau, įsigilinti į tą temą, nes jeigu sportininkai jie į tą temą neįsigilins daugiau, nežiūrės į savo psichiką, kaip sakant, tai nelabai bus gerai. Kodėl jis svarbi? Kaip jau sakiau, sporto psichologija yra svarbi, nes ji padeda sportininkams pasiekti aukščiausius rezultatus, įveikti psichologinius ir emocinius iššūkius, pagerinti koncentraciją, motyvaciją ir pasitikėjimą savimi. Ji taip pat padeda susidoroti su stresu, baime ir nerimu prieš varžybas arba kai po nesėkmių po varžybų. O tai ypač svarbu, kai sportininkas susiduria su aukštais spaudimais, sudėtingomis situacijomis. Tai taip, sporto psichologija iš tikrųjų yra labai svarbi, dėl to, kad, kaip jau sakiau prieš tai, jeigu sportininkas nežiūrės į tai, jeigu jisai tiesiog taip sakant, nežiūrės, uždarys akis į tą temą, tai bus didelis problemos būtent su sportiniu nerimu pas sportininką. Tai sporto psichologija padeda formuoti teigiamą mąstymą, gerinti psichiką, gerinti komandinį bendradarbiavimą ir išlaikyti emocinę pusiausvyrą net sudėtingose situacijose. Ir tai labai padeda sportininkams pasiekti geresnių rezultatų ir išvengti perdegimų. O perdegimas tai yra labai dažnas dalykas būtent sporto šakose. Tai va. Psichologiniai veiksniai darantis įtaką sportiniams rezultatams. Tai pirmas yra motyvacija ir tikslų nustatymas. Antras pasitikėjimas savimi. Trečias dėmesio koncentracija ir kognityviniai įgūdžiai. Ir ketvirtas emocijų valdymas. Kokia yra sportininkų psichologija varžybų metu ir kaip stresas ir spaudimas veikia sportininkus. Tai pirmas - psichologinis poveikis. Nerimas ir baimė suklysti. Tai yra labai dažnai, kai sportininkai varžybose, pavyzdžiui, išvažiuoja, jie bijo prieš trenerius suklysti,
jie irgi turi tą nerimą. Sportininkai bijo nuvilti save, komandą ar trenerius, o tai gali labai kelti tokį diskomfortą, emocinį ir stresą. Per didelis savitikra, mąstymas apie pasiekmes ar klaidas mažina pasitikėjimą savimi, tai dėmesio praradimas, stresas blaško, trukdo susikoncentruoti ir labai taip atstumia sportininką nuo, nuo savijautos, nuo tai, kaip jisai jaučia varžybas. Antras, fiziologinis poveikis. Raumenų įtampa, kūnas tampa įsitempęs, o tai mažina judesio laisvumą, jėgą ir tikslumą. Tai irgi labai dažnai nutinka dėl streso, širdies ritmo ir kvėpavimo pokyčiai, greitesnis širdies plakimas ar paviršutiniškas kvėpavimas gali trukdyti koordinacijai ir ištvermei. Sutrikusi koordinacija, spaudimas gali paveikti smulkius motorinius judesius, svarbius techniniam tikslumui. Trečias, elgsenos pokyčiai. Lėti sprendimai. Vietoje greitų ir tikslių veiksmų sportininkas gali dvejoti ar veikti impulsyviai. Tai irgi viskas nutinka dėl streso ir nerimo. Perdegimo rizika, nuolatinis spaudimas varžybose be tinkamo poilsio ar psichologinės paramos gali išsekinti emociškai. Kai sportininkas labai daug važiuoja į varžybas, kaip pavyzdys, kiekvieną savaitę, tai jis gali labai perdegti dėl to ir dėl to, kad bus per daug streso. Tai dėl to reikia jį valdyti. Kovojimas su prieš varžybų nerimu, tokie yra sprendimo būdai, psichologinis pasirengimas, vizualizacijos kvėpavimo pratimai, dėmesio fokusavimas. Antras, pozityvis savikalba, motyvuojančius mintis prieš varžybas ir jų metu, kaip pavyzdys, žmogus gali su savimi kalbėti, kad, pavyzdžiui, viskas yra gerai, aš įveiksiu tą priešingą, jeigu mes kalbam apie imtynės, pavyzdžiui. Arba aš tiesiog turi būti motyvuojančios mintis prieš varžybas ir pozityvius daugiau. Trečias sprendimo būdas yra rutinos kūrimas. Pastovus veiksmai padeda nusiraminti ir susitelkti. Su šitą mintį aš labai sutinku, nes kai tu esi labai šaltas, tau yra šalta ir dar stresas, kai veikia, kai tik dar šalčiau daros ir kai tu nueini ir darai apšilimą, tai tau tai labai padeda ir susikoncentruoti, ir nusiraminti, ir tau šilčiau daros. Tai aš labai su šitą mintį sutinku. Ir ketvirtas sprendimo būdas - treniravimasis spaudimui. Simuliuojamos varžybos padeda priprasti prie įtampos. Irgi labai sutinku, nes jeigu žmogus važiuoja kiekvieną savaitę į varžybas ir šiaip jeigu jisai labai jau daug varžybų turėjęs, jis gali tiesiog priprasti prie to spaudimo. Bet dar yra ir svarbu, kad jisai nebūtų, kaip prieš tai sakėm, nebūtų perdegimo rizikos. Irgi reikia į tai labai žiūrėti ir būti atsargum. Tai taip, irgi labai sutinku, treniravimas padeda labai prieš varžybas. Dabar pakalbėsim apie imtynės. Imtynininkų psichologija varžybų metu. Imtynės tai ne tik fizinės jėgos, bet ir psichologinio pasirengimo sportas. Varžybų metu imtynininkas susiduria su ypatingais psichologiniais iššūkiais, kurių įveikimas gali nulemti kovos baigtį.
Imtynėse labai svarbus emocijų valdymas, koncentracija, taktinis mąstymas ir gebėjimas greitai prisitaikyti. Imtynėse tiesiog yra toks dalykas, kai tu labai pradedi jaudintis, e, pas tave tiesiog toks jausmas, kad visas kūnas tiesiog atsijungia. Tai ypač pas naujokus, kai jie tik pradeda vaikščioti į imtynes, jie važiuoja į pirmas savo varžybas ir labai labai didelis nerimas. Jie gali net ir verkti, labai stresuoti dėl pralaimėtos kovos. Bet po to šitas jau dalykas, kai jau važiuoju į varžybas daug, į daug varžybų, šitas jau dalykas praeina. Specifiniai psichologiniai iššūkiai imtynininkams. Vienas prieš vieną situaciją. Va, kodėl imtynės yra labai susijęs su emocijų valdymu. Kodėl tas būtent sportas yra susijęs su emocijų valdymu? Dėl to, kad tu turi vieną prieš vieną situaciją, o tai dar labiau didina tavo stresą. Skirtingai nei komandinėme sportinė, imtynininkas varžosi visiškai vienas. Tai reiškia didelį emocinį ir psichologinį krūvį. Labai padidėjęs stresas. Fizinis kontaktas. Artimas kontaktas su varžovu reikalauja ne tik fizinės, bet ir psichologinės ištvermės. Būtina išlikti šaltakraujam ir nepasiduoti emocijoms, pykčiai ar baimiai. Yra situacijas, kai imtynėse, pavyzdžiui, yra rezultatas, baigėsi laikas ir reikia išlaikyti tą tempą. Tai yra labai labai didelis spaudimas, kaip ir ne tik fiziškas, bet ir psichologinis. Žmogus turi išlaikyti, nepasiduoti tai baimė, jis turi išlaikyti tai iki taimerio. Va kodėl mes visada treniruojamės per treniruotės, būna jėgos ištvermės treniruotės pas mus. Tai labai, labai padeda savo ne tik fizinę, bet ir psichologinę ištvermę lavinti. Toliau greitai kintančios situacijos. Irgi, kai yra kažkokie greiti judesiai, reikia akimirksniu reaguoti į varžovo veiksmus, kas reikalauja didelio psichologinio lankstumo ir dėmesio koncentracijos. Reikia labai greitai reaguoti į kaip varžovas, ką jis darys toliau. Irgi labai stresuoja ir pradedi dėl streso net būna, nu, jeigu nevaldai, tai dėl streso pradedi būni tiesiog judesiai labai tokie nestabiliai tokie daros. Specifiniai psichologiniai iššūkiai imtynininkams, jo. Spaudimas ir atsakomybė. Imtynininkai dažnai jaučia stiprų spaudimą laimėti, ypač kai atstovauja komandai ar šaliai. Čia biškai yra kita situacija. Kaip pavyzdys yra kažkoks žmogus, kuris treniruojasi tik 3 metai, jisai kol kas dar, nelabai toks profesionalus yra. Ir jam labiau spaudimas, va tas psichologinis spaudimas eina dėl to, kad jisai gali pralaimėti, dėl to, kad, pavyzdžiui, treneris gali padėti po pralaimėtos kovos. O va dabar skirtumas. O dabar antras variantas, pavyzdys, kai yra profesionalus kažkoks imtynininkas ir jam būtent, jis ten kiek jau 10-11 metų, bet jis jau atstovauja už savo šalį ar komandą. Jam spaudimas eina dėl to, kad jis nebijo pralaimėti, bet jis bijo daugiau viešosios, bet tavo viešai, kaip pasakyti, minties, nežinau kaip dar pasakyti, ką pagalvos kiti žmonės būtent apie komandą, nes jisai būtent už šalį ar komandą atstovauja. Antras taktinis mąstymas ir psichologinis pranašumas. Numatymas ir analizė. Imtynininkai turi mokėti skaityti varžovą, analizuoti jo judesius, taktiką, kvėpavimą ir net emocinę būseną. Bet tai labai viskas greitai vyksta, kai tu kovoji, pas tave toks jausmas, kad tiesiog visas laikas jis labai darosi lėtas. Tu tiesiog kaip dėl adrenalino viską labai greitai mąstai. Tai va.
Psichologinis spaudimas. Kartais pakanka parodyti dominuojančią kūno kalbą, ryžtingumą ar tyčinį šaltumą, kad paveiktum varžovo pasitikėjimą savimi. Tai irgi labai veikia psichologiškai. Pavyzdžiui, kai vienas iš būdų, kurį žinau, kad parodyti arba psichologiškai spausti savo priešingą, tai prieš kovą išeiti ir kai paduodi ranką labai stipriai suspausti, kad biški toks, nu, susidarytus toks psichologinis spaudimas, tylus pasitikėjimas savimi. Tinkai, kurie moka išlaikyti ramybę, nepanikuoja ir geba keisti taktiką realių laikų, dažnai turi pranašumą prieš emociškai nestabilius varžovus. Tai irgi labai um, dažnas, nedažnas, ne tai kad dažnas, bet labai labai taip žmogus, kuris imtynikas būtų, kuris vat, gali išlaikyti tą ramybę, jis tiesiog pasirodo labai emociškai stabilus ir dėl to jis ir atrodo ir stipresnis, jeigu jis ramus per varžybas. Tai va, kovos plano laikymasis. Gebėjimas išlaikyti koncentraciją ir nenukrypti nuo taktinio plano labai svarbus kovos eigoje. Tai irgi, jeigu išlaikai koncentraciją ir nuo savo taktinio plano tu nenukryptai, tai labai yra irgi labai svarbus kovoje. Būtent per varžybas. Nes per treniruotę tai yra biškiai kitas dalykas. Tai dabar pakalbėsime apie reagavimą į pralaimėjimą ir pergalės. Tai pirma po pergalės. Gali kilti per didelis pasitikėjimas savimi, kuris ateityje pakenkia svarbu išlikti nuosekliam ir motyvuotam toliau tobulėti. Šitas dalykas dažniausiai atsitinka dėl to, kad po pergalės labai kyla hormonas testosteronas, vyriškas hormonas. Ir tas hormonas jis tiesiog yra, jau kaip sakiau, vyriškas ir jis labai dėl jo kyla pasitikėjimas savimi. Tai jo, su šitą mintį sutinku, kad reikia tiesiog išlikti nuosekliam ir motyvuotam toliau tobulėti. Kartais tenka tvarkytis su pavyzdžiu ar spaudimu iš išorės, trenerių, konkurentų, žiūrovų. Tai jau. Tai dabar po pralaimėjimo. Reikia gebėti priimti nesėkmę kaip pamoką, ne kaip asmeninį pralaimėjimą. Nes dažniausiai, kai naujokai pralaimėja, jie visą laiką labai stresuoja, net būna tie, nu jo, kurie mažesni būna ir verkia, tai irgi labai dažnai atsitinka. Kai kuriems sportininkams sunku susidoroti su gėda ar savikritika. Čia ypač padeda sporto psichologo pagalba. Jo, sportininkai, jie, nu čia kai kurie, pavyzdžiui, aš, nežinau, niekada su savikritika nebuvo pas mane problemų, pas mane daugiau buvo toks stresas dėl to, kad aš už kažkokią komandą buvau kovojęs. Svarbus greitas emocinis atsistatymas, nes turnyruose gali tekti kovoti tą pačią dieną vėl. Arba kovoti su tuo pačiu priešininku. Čia irgi labai toks didelis stresas. Pavyzdžiui, kai laimi prieš priešinką pirmą kovą, o kova buvo labai sunki ir būna tokios, kad skiriasi, pavyzdžiui, kryžmininė sistema, 7 žmonės vienam pogrupiai, vienoj grupiai, vienoj svorio kategorijai. Ir tada teks, jeigu jau tai pasiteks, kovoti prieš tą patį priešingą finale, prieš kurį tu kovoji pirmą kovą. Aišku, tai bus labai didelis stresas. Ir pas mane dar toks dalykas buvo. Ir aš dėl streso buvau dar pralaimėjęs. Pirmą kovą buvau laimėjęs, o finale su to pačiu priešingu buvau pralaimėjęs dėl streso.
Tai irgi labai svarbu, kodėl svarbu kontroliuoti jį. Psichologinis treniruotis sportininkams. Kokie yra kvėpavimo pratimai ir relaksacijos technikos, mentalinės treniruotis ir vizualizacija. Komandos ir trenerio vaidmuo sportininkų psichologijoje. Sportininkų psichologija būsena dažnai priklauso ne tik nuo jo paties pasirengimo, bet ir nuo aplinkos, trenerio, komandos, draugų, santykių, emocinės atmosferos, tiek individualiuose, tiek komandiniuose sportuose. Šie veiksniai turi tiesioginį įtaką pasitikėjimui savimi, motivacijai ir gebėjimui susidoroti su stresu. Trenerio psichologinis poveikis sportininkų pasirodymui. Pirmas - pasitikėjimo formavimas. Trenerio tikėjimas sportininkų stiprina jo savivertę ir padeda geriau atskleisti potencialą. Tai irgi yra tiesa. Treneris labai yra svarbus veikėjas sportininko gyvenimus, ypač sportininko karjeros. Nes treneris, jis sukuria planus, jis gali kalbėti su savo sportininku, gali jam padėti. Bendravimo stilius teigiamas, konstruktyvus ir palaikantis bendravimas padeda sportininkui jaustis saugiau, o per griežtas ar žeminantis tonas gali sukelti nerimą ar net stresą. Motyvavimas. Geras treneris moka įkvėpti, rasti asmeninę motyvaciją kiekvienam sportininkui ir skatinti augimą ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Jeigu treneris motyvuoja, tai reiškia, sportininkas irgi yra užsimotyvuotas ir jis pasiruošęs kovoti. Kritikos pateikimas. Tinkamai pateikta kritika skatina tobulėjimą, tuo tarpu netinkamai gali žlugdyti pasitikėjimą savimi. Šitas punktas irgi, manau, yra panašus prie bendravimo stilių, nes taip pat teigiamas bendravimo stilius trenerių su sportininku gali kaip ir palaikyti, o žeminantis tonas gali sukelti nerimą ar net stresą. Irgi, sakyčiau, panašiai punktai. Varžybų metu trenerio elgesys, ramybė, emocijų valdymas, palaikymas daro įtaką sportininko savijautai ir sprendimams. Irgi yra pavyzdys, jeigu treneris rieks per varžybas arba irgi su žeminančiu tonu kalbės su sportininku, tai labai yra didelė klaida, nes, kaip jau sakiau, sportininkui vėl gali sukelti stresas, bet jeigu trenerius per varžybas bus ramus ir irgi valdys savo emocijas, tai gali kaip tik palaikyti sportininką. Komandos psichologija ir tarpusavio santykiai. Emocinė atmosfera. Teigiama atmosfera komandoje svarbus veiksnys, kuris stiprina pasitikėjimą vienas kitų, padeda įveikti stresą ir suvienija komandą bendram tikslui. Šitam punktui aš neturiu kaip pakomentuoti, tiesiog galiu pasakyti, kad visiškai sutinku. Palaikymas, komandos narių tarpusavio palaikymas, padrasinimas po klaidų ar nesėkmių stiprina motyvaciją ir leidžia sportininkui jaustis ne vienam. Irgi antras punktas yra kaip ir panašus prie pirmo, dėl to, kad irgi komanda turi palaikyti vienas kitą. Konfliktai prasti tarpusavio santykiai gali sukelti įtampą, trukdyti susikaupti ir mažinti pasitikėjimą komandą ar net sukelti vidinę konkurenciją. Komandinis identitetas. Kai sportininkai jaučia, kad priklauso bendruomeniai, kur jų indėlis yra vertinimas, tai stiprina psichologinį atsparumą ir lojalumą komandai. Bendri tikslai. Vieningai suformuluoti tikslai ir bendros vertybės padeda išlaikyti motyvaciją net sunkiomis akimirkomis. Labai svarbu komandai, kad būtų draugiškas ir pozityvus kolektyvas. Ir dabar priėjom prie asmeninės patirties. Kaip imtynininkas, aš manau, kad streso valdymas tai yra labai toks daugiau patirties dalykas. Kaip jau sakiau prieš tai, kad
Jeigu tu esi ne naujokas, tau yra biški lengviau su su to stresu būtent tą stresą valdyti. Turi pats tai išgyventi ir pajusti tą jausmą, kaip tik per varžybas, per treniruotės, nerimą, kurį galima pajusti per jau sakiau, varžybas ir treniruotės. Ypač kai jauti atsakomybę už savo kiekvieną veiksmą ant kilimų. Asmeninis mano pavyzdys, kaip valdyti savo stresą per varžybas. Aš darau kvėpavimo pratimus ir tai labai padeda. Dar norėčiau pridėti, kad ne tik kvėpavimo pratimus, bet ir irgi svarbu yra apšilimas. Mano manimu, tiesiog reikia po truputį tai praktikuoti ir svarbus pas sportininką. Gerai, jis galės valdyti savo stresą. Tai tiesiog tai yra tiesiog labai susiję su patirtim. Ir apibendrinimas. Streso valdymas sporte yra esminė dalis sportininkų sėkmės kelyje, kadangi kiekvienas sportininkas neišvengiamai susidūrė su spaudimu, nerimu ar emociniais iššūkiais, gebėjimas efektyviai valdyti stresą tampa lemiamų veiksnių, turinčių tiesioginę įtaką tiek psichologiniai, tiek fiziniai būsenai. Mokėjimas valdyti stresą yra teisiausias kelias link pergalės. Ir va, informacinis šaltinis. Ačiū uždėmesi.